Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir šiandieną dar kartą atsiremiant į realybės formavimo principą mintis žodis veiksmas, panagrinėkim, kas vyksta šiandien ir panagrinėkim per 3 aspektus. Tai karas, sveikata ir rūpestis. Mintis žodis veiksmas, tai formuojasi realybė. Kartą šamanas, šitą istoriją pamokančią jį yra ne mano, aš ją atpažinau tiesiog kaip labai svarbę. Šamanas sausros metu dykumoje žmonėms liepė kasti duobes lietui rinkti. Žmonės nesuprato, jie galvojo, kam, jau tiek laiko sausra, kam tų duobių. Bet jie pradėjo kasti. Kai jie iškasė duobes, pradėjo pliaupti lietus. Čia pavyzdys tam, kad visata neturi ausų. Ji negirdi mūsų minčių ir žodžių. Ji mato arba žino mūsų veiksmą. Tai yra tą, kurį mes atliekam. Todėl, kai iškasė duobes, pradėjo lyti. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenime. Jeigu mes kažkam pasiruošiam, tai įvyksta. Todėl visada, kai kalbu apie matricos paveikslus arba judėjimą, visada sakau, kad mes turim eiti į tą paveikslą, kažką atnešti ir jį suformuoti, tada jis užsipildo visatos energiją ir įvyksta ta realybė. Pažiūrėkim per 3 dedamąsias, kaip kalbėjom, kad tai karas, sveikata ir rūpestis, kaip tai vyksta netinkamai. Kartais mes nesuvokiam ir vyksta būtent netinkamai dėl to. Jeigu mes pradedam ginkluotis, ko mes prašom visatos, mes prašom karo. Jeigu mes pradėsim skirti pinigus, pirkti ginklus, įvyks karas visada, nes mes užsakom ir sudarom tą matricą arba paveikslą karui. Ir taip įvyksta, ir tai buvo pats paskutinis mūsų žinomiausias, ar ne, Rusijos-Ukrainos momentas, kai NATO plėtra prasidėjo į rytus, tai įvyko. Pasakysiu, kad aš esu visiškai ne karo žmogus, nepalaikau nė vienos pusės ir visiškai nedalyvauju jokiame nei paramos, nei gailesčio kažkokio. Neutraliai, mano gyvenimo to nėra. Bet tiesiog, kadangi daugelis tuo kvėpuoja, noriu pavyzdį pasakyti per šitą momentą. Jeigu mes pradedam ginkluotis, visada mes išprovokuojam karą ir vienareikšmiškai visata sudarys sąlygas, visai nepriklauso kokia valstybė, visata sudarys sąlygas. Kitas aspektas - vaistai. Mes dažnai būnam tokie, manom, kad reikia labai save dėti visokių papildų, visokių gerti dalykų. To reikia tada, kada aš save nualinu. Taip reikia. Bet jeigu aš gyvenu sąmonėje ir pusiausvyroje ir pradedu gerti į save, aš visatai parodau, kad aš einu link ligonio, nes vaistus, papildus geria tie, kuriems jų trūksta. Tai, kaip minėjau, jeigu ten profesionalaus sporto atstovai jie save nualina, tai yra vienas momentas, bet žmogus dažnai pasiduoda madai labai stipriai tai vartoti ir jis pastato save į poziciją tokio kaip ligonio ir palaipsniui pradeda tai rastis. Apie jausmus ir dar vieną tokį momentą, kai mes kartais labai perdėtai stengiam pasirūpinti savo tėvais. Jie dar viską gali patys, bet mes bėgam, verdam, skalbiam, darželius tvarkom, vežam, žodžiu, tą žmogų lyg jis būtų neįgalus. Mes patys provokuojam jo senatvės artėjimą ir neįgalumo artėjimą. Visada žinokit, kad ir žinot, kad meditacija tai yra šiandien ir dabar. Lygiai taip pat gyvenime, jeigu aš jaučiuosi gerai, aš neturiu galvoti apie papildus, vaistus, viskas gerai, aš turiu džiaugtis ir generuoti tuo džiaugsmu savo vidinę energiją, sveiką energiją. O jeigu aš esu sveikas ir
geriu papildus lyg būčiau ligonis, tai aš ir priartinsiu save prie tos situacijos. Taip su karais, taip su vaistais, taip su senais tėvais ir taip su viskuo gyvenime. Jeigu tos situacijos šiandien nėra, dėl to nereikia judinti nei piršto. O jeigu situacija yra, reikia ją pradėti spręsti. Tai šiandien norėjau apie tą paveikslą ir apie tai, kaip nekasti tų duobių, jeigu jūs nenorit lietaus. Tai ačiū Jums už Jūsų dėmesį. Iki.